Smegenys yra neišgydomai pažeistos tokio materialistinio, ateistinio doktrinavimo. Todėl aš nelabai tikiu, aišku, kad tiesa slypi kažkur anapus. Žinot, tiesa yra toks žodis, kuris man lengvai tampomas. Neaišku, kas jis yra, o dar anapus, tai iš visų dėdinga patikėti. Tačiau Luko Devitos paskaitos man visada patinka, arba tie pokalbiai, diskusijos, nes jie skatina mąstyti, nusibraukti tuos nuo smegenų tas visas raukšlės, surambėjusias vietas ir lankstumo priduoda mąstymui. Tai va, jisai kalbės apie naujoves kažkokias tai, nes kaip žinote, gal nežinote, prieš kokį nepilną mėnesį vyko konferencija tarptautinė Vilniuje, kur rinkosi panašų žmonės Mišniukas ir ten aptarė kažkokias naujus vėjus, ufologija, ezoterikos buvo ir visų kitų dalykų. Prašom, žodis tau. Ačiū dar už įžanginį žodį ir ačiū pirmiausia jums, kad susirinkote, kad atėjote ir Laisvam universitetui, kad įsileidžiate tokias temas, kaip ir anksčiau mes esam darę. Ir sekundėlę aš pasiruošiu savo vaizdinę medžiagą tokią, gan truputį eksperimentiškai. Apie ufologiją galima būtų kalbėti įvairiais aspektais ir vien jau šiuolaikinė ufologija, kaip teigiama, apima jau daugiau kaip 50 metų, mes gal šiandien pabandytume daugiau apžvelgti, kas naujasnio vyksta idėjinė prasme, koks tai buvo vystymasis, kaip jis atrodytų derinant su tiesiog istoriniais įvykiais, apeliuojant į kiekvienos klasikinius, tokius nenuginčiamus atvejus, vadinamus istorijų ufologijos ir aišku, ką jinai šiandien galėtų mums reikšti, visuomeniai kokią galėtų turėti įtaką, kodėl neturi tos įtakos, kodėl tai tema išlieka pašiepiama, keiščiausiai interpretuojama, kad tik niekad nežiūrėti, niekad nesigilint rimtai, nepaisant to, kad jinai pateikia tokią gausą įdomybių, iškelia klausimus, kur man visada atrodydavo, kurie horizontai, kurių atsakymai yra iš viso dvasiniai ir tai tiesiog apie mūsų žmonių egzistavimą, apie žmonijos amžių. Tai daugelį dalykų perkratyti reikėtų iš tikrųjų tas sampratas, visą tikrovės modelį krėstelti. Jeigu rimtai priėmus tai, kas teigiama, kas yra iškelta ufologijos ir kas galbūt pateikta jau. Kiek nuginčiamai, kiek nenuginčiamai mes galėsim padiskutuoti, aptarti, galbūt aš neužtruksiu ties žanginė dalimi labai daug, bet jūs eigoje tiesiog gal savo idėjomis, papildymais, kokiais pasiūlymais, nesutikimais gal įsijungsite ir mes eigoje aptarsime. Ir pradžioje, šiek tiek kaip aš pabandžiau pavartyti, kitaip sakant, tą ufologiją įvairiais aspektais, kaip mes galėtumėm ją pažiūrėti. Aš pradžioje išskirčiau tokias dvi labai stambias sąlyginai grandis, tai būtų vyriausybiniai kariniai nesvatybimai. Jie paprastai niekad nesivadina ufologija, bet yra panaši veikla, kuri buvo ir prasidėjo taip, iš karto galima sakyti, kai pagausėjus NSO pasirodymams, kai jie tapo labai registruojami aktyviai, tai maždaug po Antrojo pasaulinio karo ir netgi Antrojo pasaulinio karo metu, jeigu įtrauktume Foo Fighters tokį fenomeną, kai lakstė šviesuliai aplinkui, kur daug kam žinoma atlikėta iš įvairių, iš populiarios kultūros jau šiais laikais ir aišku taip toliau, visa kas dėjosi po to. Tiesiog, kaip teigia kai kurie tyrinėtojai, kad tai taip pat sutampa, taip pat labai keistai, o galbūt labai prasmingai su tuo, kad kaip tik žmonija tada išbandė atominį ginklą, po Antrojo pasaulinio karo metu prasidėjo bandymai jau vienas po kito ir jų atlikta dabar yra galybių. Ten yra kai kur schema parodyta, kiek iš viso planetai buvo atlikta, kažkur internete, YouTube yra įdėtas toksai specialus video padarytas, tai pakankamai siaubingai atrodo, bet visą tai vyko ir sutapo su to, kad vis daugiau objektų įvairiausių pobūdžių, įvairiausių formų buvo registruojami. Ir būtent vyriausybei, tai aišku, kaip daugelio šalių vyriausybė, čia mes reiškime galbūt daugiau
Jungtinių Amerikos valstijų patirtim, kuri gerai iliustruoja tą ufologijos vystymas, visgi ten jinai labiausiai sužydėjo, ten prasidėjo ir kai kuriuose šalyse, ypač vakarų šalyse, vyko panašiai. Ir ta tokia schema panaši galėtų būti buvusioje Tarybų Sąjungoje, kiek kitaip vyko, bet iš esmės vis tiek remsimės tą patirtimį labiau apibendrinant. Taigi, tai buvo valstybinio saugumo reikalas įkurti tokias tyrimo grupės. Jos buvo, kaip vyriausybė pati duoda tiesiog nurodymą, ir perėjo iš karto į karinės institucijas jų žinion ir aišku buvo įkurtos tos grupuotės. Tai pradžioje netgi netokios slaptos, visuomenė žinojo, bet tai visuomenė buvo atsiskaitoma, pavyzdžiui, Blue Book projektas, jis buvo oficialus, jis buvo toks kaip fasadinis, iš tikrųjų dar rimtesni tyrimai vyko už durų ir slaptesni, bet nepaisant to, vis tiek buvo ataskaita visuomenė, galbūt ta politika pasikeitė ir tiek vyriausybė, tiek karinės institucijos ėmėsi elgtis kitaip ir, kaip teigiama, tiesiog bendrai visi tie tyrimai, tokie buvę oficialūs tyrimai, valstybė nuėjo iš viso karinių institucijų žinion į vis siauresnės ir slaptesnės grupelės ir tapo visiškai nepasiekiami, ne tik visuomeniai, bet jau nepasiekiami ir tų valstybių vadovams patiems. Šiandien tokia yra situacija, iš tikrųjų. Net saugumo tarnybų vadovai, krašto apsaugos ministrai kartais visiškai nežino tų dalykų, jiems yra briefingai daromi kartais ufologai mėgėjai iš tos visuomeninės antros didelės grandies, kartais pristato naujienas žmonėms, kurie vadovauja karinės institucijas. Šiais laikais tokie paradoksai vyksta. Taigi antra stambi grandis būtų visuomeninė, civilinė, pavadinkime, jeigu ten karinė, jau ką mes vadinam ufologija. Nepriklausoma, kaip mes be pavadintumėm ją. Tai į tą galima būtų įtraukti viską, ką mes visur vis darome ir žinoma galybė nuo pat pradžių asociacijų, klubų, centrų, praktinių tokių tyriamųjų centrų, kurie darydavo lauko tyrimus, kurie važiuodavo į vietas, kalbėdavo, kontaktuodavo su liudininkai šiek tiek, apie tai mes galėsim tą schemą dar peržiūrėti, kaip vykdavo ta veikla. O šis laikais tai aišku daugiau atsispindi virtualiai, tai yra daugybė interneto portalų, svetainių, kurios daugiau galbūt virtualios negu kad fiziškai veikiančios, bet praktiškai kiekviena šalis turi daug, ne po vieną ir galbūt Lietuvoje, bet kažkodėl nėra iš tikrųjų, kiek aš bent žinau, tokių grupuočių, bet tokių asociacijų, net bendrijų tai nebuvo susikūrę, bet nepaisant to, aišku, entuziastų, besidominčių, tai buvo visada. Ir visą tai vyksta. Ir vat įdomus santykis tarp jų yra tas, kad ta visuomeninė ufologija, jinai spaudė visą laiką, atakavo, kaip pasakyti, jau kuo toliau, tuo aštriau. Mes galėsim gal po to aptarti, dėl ko vyko tokia tendencija, bet būtent jinai spaudė vyriausybės ir karinės institucijas dėl išviešinimo informacijos apie NSO viską, kas su tuo susieta. Ir įdomiausi paliudijimai, įdomiausi dokumentai, įdomiausi pareiškimai, jeigu nepatvirtinimai, sakykime, tai ateina būtent iš ten, iš vyriausybinių karinių institucijų, iš buvusių karinių pareigūnų. Ir tai yra tai, kas šiandien, kur yra fokusas tos ufologijos, kurį dabar pradedama vadinti egzopolitika, žmonės taip pervadina šiek tiek laikydami, kad ufologija ne visai atitinka tą tyrimo sritį, tą veiklos sritį, kurį vyksta dabar. Ir būtent tas yra galbūt, mano požiūrį, progresyviausia, kas vyksta jau dabar šioje srityje, todėl kad tie paliudijimai, kurie ateina dokumentų formą, yra kartais įspūdingesni, negu galimybė video, fotografijų, kurios taip pat, aišku, svarbu be galo ir nuo kurių prasidėjo ufologija, ypač visuomeninė išplito dėka daugelių faktų, pranešimų, registracijų, pagaliau tos medžiagos neprieinamos vaizdinės, ypač šiais laikais, kai tapo galimybė įkelti kiekvienam žmogui praktiškai nesunkiai įrašyti, jeigu jis kažką pamato danguje ir įkelti be jokios cenzūros, be jokių kontrolių nemokamai internete, leisti pasidalinti su visais žaibiškai, tai aišku, tas dalykas labai išplėtė vaizdinės informacijos kiekį, tačiau tas turi antrą galą, kad labai sunku tame susigaudyti tapo tyrinėtojams ir sunku, aišku, atskirti patikimą medžiagą nuo patirtos, nes ta technologija taip pat išsivystė, kompiuterinė animacija be galo išsivystė ir beveik sunku atskirti, kad kaip yra meistriškai padaromi ufologinė tematika įvairius video.
Bet dar trumpai, čia dar toks momentas mokslas, tai aišku, užmiršau paminėti, mokslas ir mokslininkų dalyvavimas. Kaip žinia, akademija per tą daugiau kaip 50 metų niekad neįsileido tų temų, taip tiesiogiai rimtai. Nepaisant to, mokslas ir mokslininkai atskiriai visada dalyvavo ufologijoje nuo pat pradžių, tiek oficialioje, tiek visuomeninėje. Entuziastai, įvairių sričių specialistai įsijungė tą pilnu rimtumu, nepaisydami to, kad iš jų šaipėsi juokis, jie dalyvavo iš principo. Bet ta oficiozinė mokslo sritis, kuri tokios organizacijos kaip SETI, kuri vis tyrė nežemiškų civilizacijų, tai paieškas vykdo. Kartais jie, toks pakliuvo jumoras, kuris pasirodė, atitinka gerai tą pasakymą, kad jiems verta kartais būtų apsidairyti aplinkui ir šiek tiek visai kitur paieškoti, pažiūrėti tų kažkokių įdomesnių paliudijimų. Bet mes dar pereikim šiek tiek smulkiau galbūt apie, sakykime, ufologijos tyrimo sritis ir kartu reiškiniai ir kaip tai praktikoje vyko, ypač toj grandyje, sakykime, labiau praktiniai. Tai su kuo susiduria ufologija nuo pradžių, su kokiais fenomenais ir kaip tai vyko. NSO pasirodymą, aišku, tai buvo pirminė, didžiausia dalis. Pradžioje viskas vyko danguje, sakykime, daugumoje. Ufologija, nuo to žodžiu UFO, už tai prikybo tas pavadinimas, šiaip žurnalistų yra sugalvotas. UFO santraupa yra atėjus iš karinių oro pajėgų, tai yra karininko sugalvota santraupa. Bet tie entuziastai, ar net ir oficialūs darbuotojai, susitikdavo su NSO pasirodymais. Vėliau ir praktiškai beveik iš karto, bet tai buvo jau kur kas tokia rizikingesnė sritis. Rizikingesnė gal reputacijos prasme, pareiškimų prasme, tai yra kontaktai su ateiviais, nes tų pareiškimų plūdo iš tikrųjų. Tos žmonės ateidavo, skambindavo į centrus, raportuodavo, kad tai yra, nupasakodavo, viską tai buvo registruojama. Tai yra tarsi registracija ir tie fenomenai atsispindi ir išviešintoje dokumentacijose šiais laikais, vyriausybinėje dokumentacijoje. Bet lygiai taip pat ir nepriklausomų centrų surinktoje medžiagoje, tos medžiagos daug. Tas tapo, išvedė į sekančią tokią grandį, dar rizikingesnę savo koncepciją, tai ateivių pagrobimai. Iš tikrųjų, alien abductions, tas įvardinama jau angliškų terminų, galbūt žinomų plačiai. Tas fenomenas iš tikrųjų suskaldė ufologus į stovyklas atskiras, nes dauguma visiškai nepriėmė ir nenorėjo net įleistis jokias kalbas, susietas su satyvių pagrobimais, laikė, kad galbūt tai yra psichologinis fenomenas, anaiptol nieko realaus, neturi jokio realaus pagrindo. Kiti laikė, kad tai galbūt yra kariniai eksperimentai, pavadinkim taip, mėgėjiškai kalba, šnekamąją kalbą, smegenų plovimo eksperimentai, kas iš tikrųjų buvo labai plačiai vykdoma Jungtinėse valstijose ir visko gali būti susieta. Bet nepaisant to fenomenas egzistuoja galybė pranešimų, sukaupta ir vyksta iki šiol. Dar vienas fenomenas. Atsiprašau, o ateivių pagrobimai, tai į kurią čia pusę visi tie reikalai vyksta? Ar ateiviai grobiami yra? Ar tie žmonės pagrobė ateivius, ar ateiviai žmonės? Visgi dažniausiai ateiviai pagrobė žmonės. Čia yra tas klasikinis atvejis, tai toks. Mes čia tiek klasikinis, ten paminėsiu, gal bus vaizdelis vienas kitas, koks tai buvo, bet tai yra taip tipiškas atvejis, žmogus pagrobiamas. Kartais skausmingai, jis, pavyzdžiui, yra paimamas fiziškai visai kaip teigia žmonės. Vieno kito į kažkas paimė šviesa. Įtraukia objektą, jį patyrinėjo ir paleidžia. Dažniausiai yra paleidžiami žmonės, viskas tvarkoj. Ir yra labai pozityvių tokių pagrobimų. Buvo tėvas Stanislavas, toksai Bronius Paltanavičius. Bronius Paltanavičius, jisai, dabar neprisiminsiu, taip iš atminties, kur jo buvo vieta, bet čia pagarsėjęs atvejis, kai kunigą buvo paėmę į kosminį laivą, paskraidino ir žinot, jis pasakojo apie tai per televiziją, per tais laikais, kai buvo kažkos tai buvo elektrinis. Čia gal kas ir girdėjo, nes labai plačiai nuskambėjo. Pavyzdžiui, vienas iš tų atvejų, tai buvo grobimų, kuris buvo žinomas Lietuvoje labai plačiai, interviu buvo duoti, spausdinti Lietuvos ryte ir taip toliau, plačiai šis. Nes aš įtariu, kad porą lunatikų vadinamų, kurie eina į paskaitas, aš manau, kad jie yra ufonautai tikrai.
tiesiog jie prokuratūra ir gyvena žemėje. Labai gerai primintas čia taip dar vienas fenomenas atlygiai tarp mūsų, kai yra. Bet dar išskiriant jau tokį labiau atskirą fenomeną, galvijų tie žalojimai, kurie vadinami cattle mutilations originaliai. Galbūt žinomi daug kam girdėti, tai irgi tas fenomenas, kuris ginčytinas, bet jis kažkaip vis tiek įėjo į ufologijos sritį. Žiedai buvo laukuose, crop cycles ir ar ratai buvo laukuose, daugelį žinomi matytas fenomenas ir žinomas gerai. Taip pat jis eina į šią sritį ir tenka susidurti ufologams su to. O galvijų, atsiprašau, galvijų žalojimai, aš negirdėjau apie šitą. Negirdėjau, cattle mutilations, vadinami ir galvijų žalojimai, tai keiščiausių būdų randa fermeris ir tai yra, tas yra dokumentuota labai plačiai, su policija, su nuotraukom, su video, tokia nelabai jau graži tema, sakykime, jau apie estetiką nekalba, bet tiesiog galvijai, sakykime, karvės, kas ten pakliūdavo per avis, keistai jų organai dingia, išimti, be jokio kraujo, be nieko, jie sukrytė visi, sakykime, pievo didžiulį. Tai oda tik tai likusi, ne? Likęs visas lavonas, bet pavyzdžiui, išimti tam tikri organai, bet jie lyg tai būtų kokių lazerių išpjauti. Išnykia viskas. Skraidė lyg naktį, juodi lėktuvai be markiruočių, sakykime, manusparniai. Tokie būna raportai, labai dažnai. Tai buvo labai paplitęs reiškinys, tai reikia pabrėžti, kad iš tikrųjų, bet Jungtinėse valstijose tai buvo apie jį nebūtų nuskambėję ir niekas nekalbėtų, tai buvo, aš kartu 2-3 atvejai, tai čia nuo rankas senai, bet galybė buvo atvejai. Niekas nieko negalėjo suprasti, kodėl, dėl ko. Ir kodėl paliekama ta dalis. Bet kur internete įvesite, dėl cattle mutilations iškris galybė medžiagos, neįtikėtinai kiekiai. Bet tiesiog tokia specifinė sritis, ne visi taip pat nueina, ne visi ufologija besidomintis čia užsiema, nes tai yra keistas sritis, jinai greičiausiai labiau panašu, kad nesusietas su kažkokiais kariniais eksperimentais, slaptų žvalgybų projektų. Kam tik tai sunku pasakyti. Bet vargu, kažkaip labai keistai atrodo. Bet yra. Yra. Iš tų tyrimų srities tokios konkrečios vaizdo medžiagos tyrimą, aišku, užima didelį vietą, visada užėmė ir įtraukė štai kitus sričių specialistus. Čia tiesiog dažnai yra sako klausimą, teko kaip susidurti, ar ufologija yra mokslas tas klausimas, aišku, labai dažnas būna. Tai šiaip, sakyčiau, gan kvailokai sukonstruotas ir gal užduodamas tam, kad kažkaip bandyti diskredituoti ar pajuokti tą sritį. Tai yra multidisciplininės sritis, veiklos sritis, į kurią aš čia jokiais pabandžiau sudėti, kiek mokslo galėtų dalyvauti, kiek mokslo specialistų įvairių galėtų dalyvauti. Tame dalyvauja, įsijungia, nes įdomu tai, kad tai yra tokia plati sritis, kurį galėtų įtraukti kiekvienas, kiekvienas turi ką ten pridėti ir pasakyti. Ten, jeigu tai yra, mes gal toliau galim žvilgti dar į kitą schemą ir peržiūrėti pagal ją, nes tik psichologai dalyvauja, žurnalistai, kas tik nori ufologija, visi turi ką pridėti prie to. Jeigu mes žvilgtumėm dabar dar į stambesnę tokią schemą, sakykime, kaip ir tyrimo objektus ir studijų šaltinius su to susietus. Tie nesutrymė, mes kitų aspektų pažiūrėjom juos, bet jie buvo konkreti sritis ufologijoje su visa metodika, buvo vadovėliai išleisti, net yra dėstoma koledžuose ir kai kur universitetuose, būtent NSO tyrimo programa, kaip jinai lauko tyrimas, sakykime, kaip atlieka, kaip reikia daryti, kaip veikti, be jokių juokelių, be nieko taip yra daroma, nes tai yra panašu, sakykime, kai policija važiuoja į įvykio vietą ir daro tyrimus, ką jie matuoja, ką jie fiksuoja, bet tokia pakankamai apibrėžta sritis bent pradžioj buvo ir jinai plėtėsi, aišku, dėl to, kad, kaip susidurimas su liudininkais, iš karto tapo psichologų, tų specialistų poreikis didžiulis ir įvairių kitų specialistų. Ir aišku, jeigu tai yra koks NSO tyrimo centras, kuris registruoja savo duomenis, jisai greitų laikų jau pradėjo nebesutilpti savo praktinėje veikloje, arba tiesiog nelabai galėjo, o čiagi tokia sritis, kurios tu negali numatyti, moksliškai kalbant, negali būti nieks prognozuojama, ten paaiškiai sėdo ir tirs, nes ateis objektas. Vargu. Tai taip, kad iš karto ta praktinė dalis plečiasi plačiau ir bet kokiam tyrimų centrui iš karto parankus yra registruotų NSO duomenų bazės, tas labai išsiplėtė, kai internetas atsirado, ir aišku, tada atsirado daugiau tokių
tyrinėtojų laisvų, be nieko, kurie iš viso jau jums nei dangaus reikia stebėti, nei kažką tokio veikti praktiškai. Be abejonės, tai yra normalu, tiesiog viskas pasikeitė. Išėjo iš praktinės srities, iš praktinių tyrimų, mano požiūriu, labiau ufologija per paskutinius kokį 10 metų, 20 metų į teoretinę tokią analitinę sritį. Ir tai taip pat turi prasme, kai mes važiuosim labiau į šią pusę, žvelgiant į ateitį, kur tie tyrimai veda. Bet dar grįžtant prie to, su kuo buvo susiduriama, tai su liudininkais, vienas sritis ir taip pat tas iššaukė toliau yra kontaktuotojai, toks fenomenas, kai žmonės teigia, kad jie visai nebūtinai matė, bet jie tiesiog objektą, ar dalyvavo, matė danguje, ar dalyvavo kažkokiam situacijų, kaip matome, bet tiesiog priėjo ateivis ir kontaktavo. Taip yra teigiama, tokių kontaktuotojų nemažai, jie prasidėjo Jungtinėse Amerikos valstijose prasidėjo šis fenomenas ir nuo kokių 1950 metų buvo tas suklestėjimas, daug tokių kontaktuotojų, buvo konferencijos. Tai buvo populiarios kultūros dalis tapusi kurį laiką. Iš to dar toliau nuėjo tas tyrimas į channeling. Channelingas, nuo žodžio channeling, kaip teigiama, žmonės, kurie iš viso jau, sakykime, sėdėdami kambarį, gali gauti informaciją nematerialių, nežemiškų būdų, pavadinkim, ir iš kur tik nori, ir kokio tai bebūtų pobūdžio. Channelingas labai yra senas reiškinys. Elena Blavatskaja, filosofijos teorija, gal daugiau žinoma iš kitų sričių, yra, sakykime, tam tikra prasme channelingo stovi, nes taip pat rašė savo mokytojų diktuotą medžiagą, parašė tokias knygas. Iš tikrųjų, nelabai būdama ten iš anksto studijavus ir išsilavinus tose srityse ir taip toliau. Taigi, kai kurie ufologai visai nenuėjo į tą sritį, kai kurie pripažįsta, kai kurie ne, bet tai vis tiek yra jeigu mes bandytumėm žvelgti tą sritį, parodyti, kokia jinai gali būti plati, tai yra vis tiek įtrauktas dalykas ir tas. O žvelgiant iš to, kad jeigu mes aprėpiam duomenų bazės, žiūrim, kas vyksta dabar, kokie pasirodymai, kokie išregistruoti atvejai, pereinami ir tokius istorinius senus atvejus, šiek tiek paminėsim tokius jau užtikrintus klasikinius, kurie praktiškai nenuginčiai. Aš nežinau, jeigu kalbant apie atvejį, su dokumentacija, su visko, tai kada galvoja, ar gali būti dar geresnių, kai kurie va tokie yra, tie tokie istoriniai arba klasikiniai nuo atvejai. Jie veda jau tada dar senesnius laikus į tokią temą labai išpopuliarėjusią paskutiniu metu. Televizijos serialas Ancient Aliens, gal daugam matyta populiarino labai tokią sritį kaip paleoastronautika, ar paleovizitus, paleokontaktus, kitaip tariant, galimus ateivių apsilankymus senovėje, senais laikais, tas sritis tyrinėja. Pagal tai, kas pasakojama mitologija, pagal tai, kas yra užregistruota padavimuose, pagal artefaktus, sakykime, senus statinius, megalitinius ir kas visai užrašyti ir taip toliau. Pagal daugelį senovėje paliktų ženklų, artefaktų, visai naujų požiūrių žvelgia šitas sritis ir tyrinėja apie galimą kažkokių tai kitokių būtybių apsilankymą senovėje. Jeigu jie lankosi šiais laikais, sakykime, jeigu yra tokių duomenų, jeigu tą pripažinti, kodėl to negalėjo būti senovėje. Ir tas mus tada dar veda iš visai senųjų civilizacijų paslaptis plačiau, kas taip pat paskutiniu metu atgijusi tema ir nepaisant visų pajėgų ir akademijos infarktų ir visą kitą, vis tiek tai juda tas sritis ir vystoma iškeliama drąsus stulbinantis pareiškimai iškeliami ir kaip nekeista, tas šiek tiek siesi su įslaptinta pažangia technologija, nes įdomybė dažnai sukasi senųjų civilizacijų paslaptis ir tyrinėjimuose tokia, kad eina kalba apie tai, kad senosios civilizacijos turėjo labiau išvystytą technologiją, negu kad mes, bet įpratę žinoti, mokytis mokyklos sodose ir universitetų sodose ir taip toliau. Taigi ta tolimesnė, arba čia po dešinę tokia pakopa, kaip dar vystėsi ufologijos studijos ir kokie tada tapo tyrimo objektai, tai pati karinė slaptų tarnybų dokumentacija susijęta su našo, kuri tapo išviešinta daugybė šalių, jau aš nežinau, kaip jau kartų tai vyksta, tai oficialiai pranešama, tai yra tie dokumentai pasiekimi dažniausiai virtualiai, dabar jau internete, anksčiau jie buvo pasiekimi įvairiais kitais būdais.
Ir tai labai svarbi dalis tapo ufologinių tyrimų, todėl kad iš tikrųjų pradžia tų dokumentų išviešinimo, jinai buvo kaip iš pradžios taško žiūrint istorinė klaida, todėl kad tai nebuvo, tie dokumentai pasirodo, reikia turėti mintyje, niekad nebuvo numatyta, kad jie pasirodys viešai. Tai yra, sakykime, jeigu Amerikos santykių federalinių tyrimų biuro dokumentai, centrinių žvalgybų dokumentai, jie buvo įslaptinti ir viskas, galėjo amžiams tenais. Bet, sakykime, Jimmy Carterio iniciatyva prezidento nuo 1980 maždaug metų laikų. Aš prisimenu tiksliai, dar kai kurių prezidentų, Carterio gal labiausiai, kadangi jis pats matė NSO, kaip ir iš tikrųjų vėliau Clintonas, Ronaldas Reiganas ir matęs NSO iš Amerikos prezidentų. Bet Carteris buvo aktyvus to, kad jis savo rinkiminėje kampanijoje jisai pasakė, pažadėjo ufologams, kad jeigu jis bus išrinktas, jisai atskleis, pasistengs atskleisti duomenys apie NSO. Ir kai jis tapo išrinktas, tai aišku, užplūdo galybę laiškų ir reikalavimų, kad jis įvykdytų savo pažadėjimą, kaip tai turėtų būti, aišku, kaip prezidentas išrenkamas, tie pažadėjimai turėtų būti priminti. Ir jisai iš tikrųjų iš savo entuziazmus paspaudė, kad tai būtų išviešinta. Teigiamai jis kreipėsi tada į centrinę žvalgybą jos vadovą, o jos vadovų tuo metu buvo Džordžas Bušas, vyresnysis. Jis jo neprileido, jis pasakė, jūs neturite pakankamai patikimumo, patikimumo laipsnių plėrės, to vadinančių, kaip pasakyti, tiksliau lietuviškai, tam, kad pamatytų. Visgi įvairiais būdais įspaudė, kad tai būtų išviešinta, pasirodė tokie įdomesni patys, galbūt įspūdingiausi dokumentai, jo laikų, susijęti su ufologijomis, galbūt tada paminėsiu, dar vėliau aš vieną kitą galėsiu parodyti. Šalia to yra informatorių veikla, informatorių, kurie jau papildė tą medžiagą, pateikė dar daugiau duomenų, dar daugiau egzotiškų paliudimų ištraukė ir iš to išaiškėjo, kad dar dalykas su NSO slaptumu susietas, tai yra tas, kad yra įslaptinta pažangų technologija. Kiek jinai, kai kurie teigia, kad jinai ištraukta tiesiogiai, ar tyriant NSO teoretiškai, filmuotą medžiagą, fotografijas, schemas, turinį pasakojimus, ar tiesiog netgi konkrečiai kažkokias tai nuolaužas, turint ar ne objektą. Kažkokiu būdu jinai buvo ištraukta, tyrinėta, išvystyta ir aišku įslaptinta nuo visuomenės, kadangi mes, nepaisant savo kompiuterį, mobilių telefonų, energetikoje mes nepajudėjom, tarytum niekur nepažinsim. Tas degusis kuras, kuris buvo vartojamas, kaip jau buvo metų šitą, tiek patyrė, kad dabar. Aišku, tik dėl to, kad kažkokie didžiuliai magnatai kontroliuoja tą ir nenori įsileisti, nepaisant to, kad ta technologija, kuri galėtų pakeisti, ten kur tikrai egzistuoja. Bet ta sąsaja su ufologija tapo viena iš tokių įdomiausių, tapo labai aktuali daugeliui. Ir jinai įvedė tą politinę visuomeninę veiklą, jau siekiant išviešinimo ir labai rimtai dirbant. Ir dabar jau, aišku, va čia pavyzdys dokumento, sakykime, federalinio tyrimų biuro, jų yra daugiau. Čia mes gal nespėsime viską taip jau detaliai ištyrinėti, bet jeigu būtų koks dar susidomėjimas reikalas, galima būtų detaliau pratęstis, o aš čia kaip pavyzdį manęs paklausiu, kaip tai atrodo, maždaug, jeigu kas visai nematėte. Tokių yra daugybė, aš šiek tiek labai tiesiog ir neišieškotai gal, bet tokius pagrindinius įvykius, kurie yra, kaip jau laikomi, klasikiniai, sunkiai nuginčiami, pabandžiau pažymėti, yra daug daugiau ufologijos istorijoje. Ir čia surašiau, kad jau labai savo kalbą daug neužtrukti. Tai čia jie, kaip viskas matos, tai negalima perskaityti. Kai kuriuos tada šiek tiek aš gal paminėsiu, tie kai kurie įspūdingi savo liudininkų kiekiais. Kai kurie dokumentacija, pavyzdžiui, Teherano NSO pasirodymas, jis jau senais laikais pavės turi puikią dokumentaciją. Tai yra pasirodė objektas, pakilo kariniai lėktuvai. Tuo metu Iranas buvo sąjungininkas su Jungtinėm valstijom, jie glaudžiai bendradarbiavo. Ir visi raportai ėjo Jungtinių valstijų prezidentui, ir tie raportai išviešinti yra pasiekiami ir šiai dienai puikiai dokumentuota, objektas buvo didžiulis, iš jo išskrido mažesnis, persekiojo lėktuvą, lėktuvas atgal. Visą tai labai gera dokumentacija, sakykim, tas vadinamas Teherano atvejis labai laikomas stiprus, taip sakant, bet nepajudinamas ir sunkiai nuginčiamas tokių debankerių, vadinamų, kurie norėtų viską nubraukti ir nurašyti į juokelį.